Klaipėdos universitete prieš porą savaičių kilo kova dėl studentus vienijančios ir jų interesams atstovaujančios organizacijos – Klaipėdos universiteto studentų sąjungos vadovo posto. Į prezidentės postą kandidatavo 2 jaunos ir ambicingos merginos. Jau vieną kadenciją prezidentės pareigas ėjusi rekreacijos ir turizmo specialybės 3 kurso studentė Aurima Švedaitė ir pirmakursė literatūrologijos magistrantė Giedrė Vaicekauskaitė. Abi kandidatės surengtų debatų metu pristatė savo motyvaciją ir būsimų darbų planą. Pirmoji kandidatė į prezidentės postą, Aurima Švedaitė, išskyrė keletą aktualiausių studentų problemų – tai studijų kokybė ir pasak jos mažos studentų praktikos bei įsidarbinimo galimybės. Aurima tikina, kad praėję metai sustiprino jos norą dirbti toliau tiek akademiniais, tiek socialiniais klausimais. Praėjus metams iš tikrųjų įsitikinau, kad žmonės yra pats svarbiausias dalykas, bendravimas su jais ir tie lūkesčiai yra svarbiausias dalykas, tai yra tų bendrų taškų ieškojimas, nes vienas lauke ne karys. Antroji kandidatė Giedrė Vaicekauskaitė didesnį dėmesį skyrė viešumui ir atviriems pokalbiams su studentais. Pasak jos, noras tapti prezidente kilo iš nuolatinio studentų sąjungos stebėjimo, jos darbų pasiekimų ir klaidų analizavimo. Giedrė tikino, kad ruošiasi daug dirbti ir sieks perfekcionizmo, kuris turėtų padėti sprendžiant problemas ne paskubomis, o rimtai jas apsvarstant. Aš labai norėsiu, kai mane išrinks, tarti su daugybė žmonių. Norėsiu formuluoti tam tikrus uždavinius tada, kai bus aišku, kad aš esu prezidentas. Ir šiuo metu tas pasiruošimas yra savęs tobulinimas, gilinimasis į įvairiausias problemas, bet tai daryčiau bet kokiu atveju, nes esu Klaipėdos universiteto senato narė ir šių problemų sprendimų man vienaip ar kitaip reikia. Diskusijai pirmininkavo Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Modestas Vitkus. Jo nuomonė, studentų sąjungos vadovą reikia rinktis atsakingai. Abi kandidatės yra labai rimtos ir pakankamai atsakingos. Ir šiandieną tuose debatuose iš ties parodė savo žinias, savo išmonę, probleminius taškus palėtė. Aš manyčiau, kad tie debatai iš ties yra gera priemonė tam, kad kandidatės galėtų išsikalbėti tinkamai. Praėjus lygiai savaitei po kandidačių debatų, kovo 1 dieną, Klaipėdos universiteto studentų sąjungos rinkiminėje ataskaitinėje konferencijoje buvo įvertinti praėjusių metų organizacijos pasiekimai ir patvirtintos tarybos metinės veiklos ataskaitos. Prezidentės kadencija buvo įvertinta 9, o visos Klaipėdos universiteto studentų sąjungos veikla garbingo 8. Konferencijos balsavimo komisijai pirmininkavo Mykolo Riomerio universiteto studentų atstovybės prezidentas Laurynas Juozapaitis. Jis teigia, kad yra patenkintas vykusių darbų, nes pavyko išvengti didelių klaidų. Balsavo Klaipėdos universiteto studentai, būtent jų delegatai. Balsavimas iš tiesų vyko pakankamai keistai, nes pasiskirstimas balsų buvo pakankamai netolygus, kas liečia būtent prezidento rinkimus. Ataskaitos buvo patvirtintos beveik vienbalsiai, kaip ir dažna, sakykime, taip studentiškose konferencijose, bet rinkimo pats balsavimas, kas liečia studentus, buvo pakankamai toks įtemptas. Slapto balsavimo metu buvo galutinai nuspręsta, kas stovės su studentų sąjungos vairo. Tiek Giedrė Vaicekauskaitė, tiek Aurima Švedaitė neslėpė jaudulio ir didelio noro laimėti. Nuo trokštamo posto kandidatė skyrė vos keli balsai. Po balsavimo paaiškėjo, kad iš 78 balsavusių tik vienas susilaikė, o rezultatu 35-42 nugalėjo ir prezidente antrai kadencijai buvo išrinkta Aurima Švedaitė. Aurima, sužinojusi rezultatą, dėkojo visiems ją palaikiusiems ir nepalaikiusiems, nes būtent kritiška nuomonė labiausiai skatina žengti pirmyn. Pasak antrai kadencijai išrinktos Aurimos Švedaitės, šie prezidentės metai bus startas naujai sąjungos strategijai. Nustebau, nes iš tikrųjų, tikrai, kaip sakiau, dabar tam sveikinimo, nežinau, kaip čia pasakyti, tam žodėje, buvo tikrai ta kova tokia, jautėsi ta įnirtinga tokia tarp tų delegatų ir tikrai buvo labai sunku nuspėti, kas kaip balsuosi panašiai. Džiaugiuosi be abejo, tikrai džiaugiuosi, reiškia, žmonės dar išreiškia norą ir nori matyti, kad vis dėlto galiu dar dirbti ir turiu tikrai tų idėjų. Labai norėčiau, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie pasakė taip, pasakytų, kas yra gerai ir ką reikėtų išsaugoti, o tie, kurie pasakė ne, mano atžvilgiu, tai pasakytų, kas yra blogai ir ką galima dar taisyti. Konferencijai pirmininkavęs Vilniaus universiteto studentų sąjungos prezidentas Arminas Varanauskas po rezultatų paskelbimo išsakė nuomonę, kad antrai kadencijai išrinkta Aurima Švedaitė tikrai sugebės ištaisyti savo praeities klaidas ir į darbą kaip su nauja aistra.
Jis taip pat džiaugiasi, kad konferencija vyko produktyviai ir didesnių nesklandumų nebuvo sulaukta. Aš iš tikrųjų manau, kad Klaipėdos universitetas atrodys tikrai geriau. Tikrai geriau, nes aš esu susipažinęs su Aurima, mes jau esame pakankamai seniai pažįstami, teko matyti jos darbą šiemet. Iš tikrųjų tie nuveikti darbai ir svarbiausia akcentas ant socialinės akademinės veiklos, tai yra būtent studentų atstovavimo ir jų teisių gynimo, mano galva yra pats svarbiausias atstovybės užsiėmimas. Klaipėdos universiteto studentų sąjungos rinkiminėje ataskaitinėje konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis. Žvelgdamas į ateities perspektyvas, jis džiaugiasi naujai išrinkta prezidente, kuri pasisako už bendradarbiavimą. Lauktumėm aktyvumo, lauktumėme gebėjimo tartis ir susitarti, gebėjimo save pristatyti ir išgirsti, kuo gyvena aplinkiniai. Tik tariantis, susitariant, tik aktyviai išsakant, kuo gyvenate patys, randant bendrą pritarimą, bendrą kritinę masę, galima tikėtis iškelti tam tikrus klausimus nacionaliniu mastu. Klaipėdos universiteto studentų sąjunga yra stipriausia vakarų Lietuvos studentiška organizacija. Šiuo metu vienijanti daugiau nei 200 narių. Sąjunga veikia skėtiniu principu. Kiekviename fakultete ar studijų institute yra autonomiškai veikianti fakulteto studentų atstovybė. Permainos neaplenks ir jų, nes kovo mėnesį bus išrinkti nauji fakultetų studentų atstovybių pirmininkai.